Saulėgrąžos. Meno tikslas – meilė artimui. Menas gali išgelbėti jo sielą, o išgelbėta siela toliau gelbėja pasaulį. Vincentas van Gogas. Anuomet, kai sėklas įspaudžiau į žemę, nemaniau, kad išaugs tokios aukštos ir stambios saulėgrąžos, mėgstamos nuo vaikystės, juodų grūdelių ar saulučių pavidalų. Matau jų ekspresiją anam laike praėjusio amžiaus, kai įsimylėję įrėmės per laukus nuauksintų saulės, skynėm saulėgrąžų galvas ir lesėm iš geltonųjų lesyklų dvigodžios alkanos varnos. Dabar barbarų ordos, plūstančios iš rytų, trypia saulėgrąžų žemę. Dabar sklando legendos apie ukrainietę beriančią saulėgrąžų sėklas įsiveržėliams į kišenes, kad jiems žuvus sėklos brandintų vaisius. Dabar transliuotojas rodo vien kūnus apdegintus, pūvančius, niekintus, neatpažįstamus, deformuotus, lyg nukopijuotus nuo Picasso Gernikos. Ukrainos Kasandra, dalijanti sėklą, žinojo, kad barbarų kūnai patreš laukus ir pakeles, kad orda neatiduos kūdų jų motinoms, kad vietinės motinos nesustodamos laidos vaikus, kryžiai žymėdamos nesibaigiančius kauburėlius, kažkuo panašius į lysves šviežiai purenamas. Šis pavasaris primena aną saulėgrąžų lysvės koloritą, vangogišką, geliančiai ryškų, ryškiai geltoną, vakarėjančioj, mėlynumoj, tartum rėkiantį Gerniką. Bet Gernika jau istorija, kaip ir Nemerkėmis, Birkenau, Hirošima ir Srebrenica. Dabar naujausi laikai – Buča, Irpinė, Hostomelis, Mariupolis. Žmonių įpročiai nesikeičia. Net jei genijus nutapys Bučą, Irpinę, Hostomelį, Mariupolį, tai neišgelbės pasaulio, nes menas ne visad gražus. O kas išdrįs pavadinti žudynės ir karą grožiu, tegu nukerta mane akmeniu. Bet saulėgrąžos, kurios anuomet puikavosi lysviai, buvo gražios, kaip ir tos iš Van Gogo paveikslų. Jos buvo pranašės ir subrandino sėklas. Tik gaila, kad nenutapyto jų grožio neišvydo pasaulis.